Ar žinojote, jog Nobelio literatūros premijos laureatas Ernestas Hemingvėjus kadaise yra pasakęs, kad nėra laiko galvoti apie tai, ko neturi, pamąstyk, ką gali nuveikti su tuo, kas yra po ranka. Ši mintis mane įkvėpė, tad pasinaudojau po ranka esančių tazerių ir nukračiau pirmą pasitaikiusi žmogų, į kurio namus įsilaužiau. Kad ir kaip smagu būtų, turiu surimtėti, nes privalau surinkti žmonių parašus. Panašu, kad mano žmona dalyvauja kažkokioje pilietinėje veikloje, kuri man yra visiškai neįdomi, tačiau kaip geras vyras privalau sutikti su viskuo, ką ji daro. I'm sorry. Hi there. Would you like to sign my petition? Sorry, yo. Shit. Do please sign my petition. Okay, I guess that's Kai kurie žmonės nesutiko pasirašyti, o kai kurie sutiko gan greitai. Kai kurie mane pasiuntė. Sign my petition? No way, you freaking pinko. You gotta be fucking kidding. Bet kokiu atveju yra smagu, kad gyvenu aplinkoje su mąstančia bendruomenė, kuri bent turi tvirtą nuomonę. Taip pat panašu, jog aplinkinė bendruomenė turi tvirtą nuomonę, jog niekam nepatinka, kai kas nors įsibrauna į jų namus su prašymu pasirašyti kažkokią neaiškę peticiją. Paminėjau žodžius tvirtą ir nuomonę 2 kartus, kad pabrėžčiau savo mintį. Laikykitės savo įsitikinimų, kad ir kokie absurdiški jie bebūtų, kaip kad daro Donaldas Trumpas. O jei rimtai, tai aš juokauju ir tikiuosi, kad žiūrovai suvokia, kad viskas, ką aš darau, yra tik juoko forma. Prašau, nepriimkite šių video rimtai, kaip kad aš nepriimu rimtai to fakto, jog šio žaidimo kūrėjai įdėjo teroristinį aktą, kurį dabar pamatysite. Nors juodas humoras yra mano mėgstamiausias, ne visi jį supranta. Bet kokiu atveju geriau jau pasijuokti iš visuomenės sename kompiuterinėme žaidime, o nesėdėti kampe ir verkti, kad nieko negali pakeisti. Kalbant apie pokyčius, visi kartu pakeiskime požiūrį į agresyviai atrodančius žmonės, nes knygą vertinti reikia ne pagal viršelį. Okay, I guess that sounds pretty good. Thanks. Matėte, jog dauguma draugiškai atrodančių žmonių mane pasiuntė toli. Tačiau tik ne šis ponas su ginklu. Jis itin maloniai ir draugiškai pasirašė mano peticiją. Būtent šis atvejis puikiai parodo, kad ne visi kitaip atrodantis žmonės yra blogi. Nusprendžiau apsilankyti klube, nes maniau, kad ten tikrai gausiu daugiau parašų. Deja, man pavyko gauti tik vieną parašą. Tad man liko vienintelis dalykas – grįžti laukan, terorizuoti žmonių. I'm down. Thanks. Sign my petition, damn it. I'm sorry. You gotta be fucking kidding. Are you gonna sign this or will it be your surviving family members? Mėginau prašyti gražiuoju, dabar pamėginsiu bloguoju. I'll follow you home and kill your dog. Okay, I guess that sounds pretty good. Kas galėjo pamanyti, grasinimai tikrai buvo puikia motyvacija. I'm down. Naudojant tokią agresyvę taktiką, labai greitai surinkau parašus. Žinau, jog nederėtų, tačiau kaip praeitame epizode, taip ir šiame labai norėjau įsibrauti į parduotuvės 2 aukštą ir pasižiūrėti, kas ten gero vyksta. O iš tikrųjų panašu, jog nieko gero. Nors nemeluosiu, man pasisekė, nes pavogiau daugybę ginklų ir šiek tiek maisto. Kažkur teko girdėti, kad nepasieksi gero rezultato, nesudaužęs kelių kiaušinių. Tad, kad gaučiau daugiau materialios naudos savo, turėjau nutraukti kelis nereikšmingus gyvenimus. Tačiau prie šios žudimo nuodėmės prisidėjau ne tik aš vienas, bet ir mano ištikimas kompanionas. Vienas faktas žinomas Postal 2 žaidimo bendruomenėje yra tas, kad šuo, kuris mane sekioja, yra paremtas tikru šunimi realybėje. Šuns vardas yra Čempas, o jo šeimininkas yra šio žaidimo pagrindinis kūrėjas. Mano nuomonė, tai yra labai mielos detalės, kurios buvo įtrauktos į žaidimą. Gaila, jog šis žaidimas kupinas smurto, neapykantos, rasizmo ir visokių kitų nesąmonių. Ir tiesą sakant, vieną iš šių nesąmonių jūs matote šią akimirką. Neįsivaizduoju, kas čia per nešventa vieta, tačiau nukreipęs šių šunų dėmesį su spurgomis, pagrėbiau čia esančią bazuką ir bėgau, kiek kojos nešė. Negaliu nepastebėti, jog šunys yra sudeginti gyvi ir vienas iš šlykščiausių dalykų pasaulyje yra gyvūnų kankinimas. Kaip kad mano baba pasakytų, žmonės, kurie kankina gyvūnus, turės atskilą katilą pragare. Ir aš ne tik pilnai su tuo sutinku, tačiau ir šventai tuo tikiu. Iš dalies lipant šiomis kopėčiomis pasijutau taip, tarsi lipčiau iš pragaro gelmių. Ir žinant faktą, jog apačioje slypi sudeginti gyvi zombiai šunys, tą jausmą tik sustiprina. Pagaliau pasiekiau viešąją biblioteką. Čia turiu grąžinti žmonos skaitytą knygą. Tiesa, turiu paprašyti, kad pamirštumėte veiksmą, kaip aš išniekinau fontaną. O dabar eime į biblioteką. Burn a book, save a
Nežinau, kaip knygų sudeginimas gali padėti išsaugoti miškus, tačiau daug logikos šio žaidimo protestuotojų šūkiuose neieškokime. Paprasčiausiai dėl to, nes tos logikos čia net nėra, o galbūt jos net ir nereikia, nes čia tik žaidimas. Kurį laiką teko paklaidžioti bibliotekoje, tačiau suradau vieną įdomų dalyką. Tikėjausi rasti Hario Poterio knygų skyrių, tačiau teradau vienišą iškrypėlį, skaitantį nešventą literatūrą, kuri net neturėtų egzistuoti. Taip pat atradau dar vieną rasistinį žaidimo momentą. Nemanau, kad viešojoje bibliotekoje gali būti knygų gidų teroristinėms atakoms, tačiau kągi aš žinau. Bibliotekoje nesilankau, o savo knygas perku iš knygos LT, nes nieko nėra geresnio kaip turėti savo asmeninę knygą ir galėti ją skaityti bet kur ir bet kada. Ir ne, čia nėra reklama, tiesiog pasidalinu puikia knygų parduotuvė. Sorry I'm late. Somebody blew up my car. Let's burn some books. Panašu, jog šie protestuotojai yra elektroninių knygų fanai, nes savo šūkį sudegink knygą išgelbėk medį jie iliustruoja gan vaizdžiai, su benzino ir ginklų pagalba. Nors mano nekuklė nuomonė, jiems būtų užtekę surinkti parašus peticijai, kaip kad mane privertė padaryti žmona. O dabar pažiūrėkit, kuo viskas baigėsi. Smurtu, ugnimi ir kančia. Kam to reikėjo? Ogi niekam. Tačiau mes žmonės ir kartais atrodo, jog esame sukurti naikinti. Žinau, kad žaidžiu ir komentuoju smurtinį vaizdo žaidimą, tačiau tai nereiškia, kad negaliu paskatinti žiūrovų būti geresniais žmonėmis. Nueikite į bažnyčią, sukalbėkite maldelę, paaukokite vargšams ir padėkite tiems, kurie yra bėdoje, nes galbūt jums vieną dieną prireiks pagalbos ir jūsų gerumas bus atlygintas geru jums atgal. Na, o dabar geriau jau baigsiu kalbėti šiuos pozityvius skiedalus, kol šis kanalas netapo motyvacinių kalbų klubu. Man pavyko pabėgti iš degančios bibliotekos ir išnešiau sveiką kailį. Tačiau kokia kaina? Nužudžiau daugybę žmonių ir panašu, kad tikrai keliausiu pragaran. Galiausiai vaikštinėjant mieste pamačiau vieną iš pardavimo automatų, apsidžiaugiau ir pagalvojau, kad galėčiau nusipirkti kavos, tačiau tai vėl buvo ginklai. Panašu, kad Amerikoje panašiose vietose mokiniai apsiperka prieš eidami į mokyklą. Matote, žaisdami šį žaidimą sužinome daugiau apie pasaulį ir kitas šalis, net jei tai ir nėra vien pozityvūs dalykai. Anyways, įvykdęs moraliai nepriimtiną aktą, atėjau į miesto prekybos centrą, kuriame tik šiandien svečiuojasi įžymybė, kurios parašo ant knygos nori mano žmona. Taip pat šiame prekybos centre yra parduotuvių, kurias nekantrauju aplankyti. Viena iš jų yra ši drabužių parduotuvė, iš kurios ką tik pavagiau neperšaunamą liemenę ir peilį, kurį taip pat nekantrauju išmėginti. Persirengimo kabinos šioje parduotuvėje įrengtos taip, kad nepaisytų pirkėjų privatumo, nes visur vien tik apsaugos kameros. Nors nepanašu, kad šie du pirkėjai kameromis būtų nepatenkinti. Beprotiškai gražus, Rička, Rička, tu офигенный patrauklus, Rička, Rička, mano kūnas trokšta to, ką moki duoti visom. Minėjau, kad noriu išmėginti peilį, tik neturėjau ant ko, bet ši miela parduotuvės darbuotoja pasisiūlė man padėti. Panašu, kad peilį išsirinkau tikrai gerą, nes jis aštrus ir greičiausiai iš nerudyjančio plieno, nes pjūviai buvo tiesioginė to žodžio prasme mirtini. Na, o policijos pareigūnams panašu, jog galvoje buvo kiti dalykai, nes jie ne tik praignoravo ką tik įvykdytą užpuolimą ir žmogžudystę, bet ir tai, jog įsibroviau ten, kur greičiausiai nederėjo. Šioje vietoje suradus virtualios realybės akinius, iš karto juos užsidėjau ir tai mane perkelė į kitą dimensiją. Panašu, jog būtent čia yra išsityčiojama iš kompiuterinių žaidimų platformos Steam ir taip pat pardavinėjamas liūdnai pagarsėjęs žaidimas Postal 3, kuris žaidėjų buvo įvertintas kaip vienas blogiausių Postal žaidimų. Ir nors aš asmeniškai niekada nežaidžiau Postal 3, man užteko pamatyti, kaip kiti žmonės YouTube platformoje yra įkėlę įrašus, kaip patys žaidžia žaidimą. Ir matosi, kad nei jiems smagu žaisti, nei žiūrovams patiko žiūrėti, nes komentarai buvo beveik vien tik neigiami. Ko gero, slaptos karinės pajėgos duoda žaisti Postal 3 žaidimą valstybės priešams kaip kankinimo priemonė, kad išgautų informaciją. Apatinėme dešiniajame ekrano kampe galite pamatyti, jog gavau achievementą arba pasiekimą, kitaip tariant, ir jei kas nors nežinote kas tai, pasiekimai kompiuteriniuose žaidimuose naudojami tam, kad žaidėjas pasijaustų ką nors svarbaus pasiekęs. Dažniausiai tuos pasiekimus gauni padaręs tam tikrą veiksmą ar įvykdęs daugiau užduočių nei turėtum, nors visa tai neturi jokios prasmės ir tai yra paprasčiausias užrašas jūsų kompiuterio ekrane, kurį matote jūs ir gal kiti nuobodus gyvenimo neturintys žaidėjai arba no-liferiai kaip jūs pats.
Principas yra panašus į tai, ką daro darbdaviai, norėdami priversti darbuotoją uoliau dirbti. Tik šį kartą paskatinimas yra ne užrašas ekrane, bet mėnesio darbuotojo nuotrauka jūsų darbovietės koridoriuje arba piniginis atlyginimas. Ir tokioje ekonomikoje, kokią turime šiandien, pinigai tikrai nepamaišys. Kaip matote, nesulaukiau eilėje prie autografų, tad teko pasiimti jį jėga, nes ko tik nepadarysi, kad tik žmona būtų laiminga. Sėkmingai gavus autografą, beliko paskutinė šiandienos užduotis. Tai yra nueiti į bažnyčią ir atlikti išpažintį. Kad ir koks blogas žmogus bebūtum, svarbu nepamiršti savo sielos ir išpažintis puikiai padeda pagalvoti apie tai, ką blogo esi padaręs ir galbūt pasikeisti į gerąją pusę. Tačiau prieš einant į bažnyčią atlikti išpažinties, trumpam užsukau į knygyną pasižiūrėti, kasgi čia gero vyksta. Taip pat nesusilaikiau ir dar kartą pratestavau savo peilį. Ką galiu pasakyti, jis pjausto nepriekaištingai. Na, o šis koridorius ir visa ši scena šiek tiek primena filmo Megan, tik aš nešoku tik toko šokio. Kalbant šiek tiek rimtesnė tema, šis filmas puikiai parodo, kad šiuolaikinės technologijos gali būti pavojingos bei sukeliančios priklausomybę nuo jauno amžiaus. Na, o dabar ta akimirka, kai pasakysiu, jog žiūrėkite filmus kino teatruose arba mokamose svetainėse. Nors visi puikiai žinome, jog didžioji dauguma žmonių tiesiog mėgsta viską iš linkomanijos. Kaip matote, prieš einant į bažnyčią neblogai nusiaubiau miestą. Tačiau net jei ir sukėliau visišką chaosą, tai nereiškia, jog nesigailiu savo poelgių ir to neišpažinsiu. Kaip tik priešingai, išpasakosiu kunigui viską, ką blogo esu padaręs ir tikėsiuosi atleidimo. Paskutinės nuodėmės, kurias padariau prieš išpažintį, buvo svetimo turto gydymas, vagystė ir žmogžudystė. Kadangi mano nuodėmių sąrašas ilgesnis už Nilą, verčiau paskubėsiu, nes diena jau eina į pabaigą. Panašu, kad nesu vienintelis nusidėjėlis trokštantis atpirkimo, tad palaukiu eilėje. Gera, kai ir kiti žmonės pripažįsta savo klaidas, o ne tik aš. Net jei ir kitų klaidos bei nuodėmės yra keiksmažodžiai, o ne žmogžudystės kaip pas mane. Bless me, Father, for I have really sinned. Really? I'm not kidding here. Big sinner. Yep. Did you drop an offering in the box? Yes. Then you are forgiven, my son. Next! Thanks. What are you talking about? If it was up your ass, you'd know. Hey, buddy, if you're not part of the solution, you're part of the problem. Holy shit! Rodos, kur tik beeičiau, mane visur seka nesėkmės, nes bažnyčią užpuolė teroristai. Nors yra sakoma, kad kunigai yra apsiginklavę tikėjimu, bet panašu, kad šie kunigai apsiginklavę ne tik juo. Automatai, pistoletai, granatos – ne kasdien tokį vaizdą pamatysi bažnyčioje. Nors dauguma žmonių ir mano, kad šis žaidimas yra pernelyg žiaurus ir jie yra visiškai teisūs, man atrodo, kad geriau jau vieniši ir draugų neturintys asocialų žmonės tegul žaidžia jį, vietoje to, kad darytų ką nors panašaus realybėje. Ar pastebėjote, kad kompiuterinių žaidimų pagalba jūs galite padaryti tokius dalykus, už kokius realybėje gautumėte mirties nuosprendį, net jei jūsų šalyje to ir nėra? Manau, tai puiku. Jau geriau visą susikaupusį žiaurumą išleisti netikrame pasaulyje, o ne realybėje. Bet kokiu atveju dienos darbai yra baigti ir laikas grįžti namo pas žmoną. Hey, did you get Gary Coleman's autograph? I can get a small fortune for it on eBay. Right, a small fortune. Say, aren't those things more valuable after the person is, deceased? Yes, why? No reason. Can I borrow your computer?